už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Dabar kamuolys bumsi į Pakruojį, o čia yra mūsų šio etapo didvyriai įžaidėjai. Mes varom už Lietuvą! Lietuviai junkėsi į 3 milijonų rinktinę, tu tiesiog privalai paliesti šį kamuolį ir jį įkrauti. Pasimatysime kelyje. Tokia įsimintina diena, toks momentas įsimintinas. Labai smagu paturėti rankose šį kamuolį. Matosi, kad kai važiuoja visi pypsija, visi nori irgi paleisti šitą kamuolį. Fainas kamuolys? Jo. Kodėl fainas? Apvalus, oranžinis. Taigi ir gali esam, krepšininkai esam. Krepšinį mylintys žmonės. O Lietuvą ar mylintis? Mylim, kaip nemylėsim, būtumėm išvažiavę į užsienį, jeigu nemylėtumėm. Draugiškumo, supratimo didesnio vienas kitu. Net nežinau daugiau. Jo susitelkimo. Aš Nikolai išvarys kažbus davai što. Tai širdimi. Ai, šiek taip, tik kaip vienoks mano vara irgi. Žygis Varom už Lietuvą pasiekė ir Pakruojo miesto ribą. Džiaugsmas didelis. Didysis krepšinis atkeliavo į Pakruojį. Tuo mes labai džiaugiamės. Mes mylim ir krepšinį, ir Lietuvą. Ir man atrodo, tokie žygiai jie sutelkia tautą ir padės pasiekti geresnių rezultatų čempionate. Pakruojis varo bet kokiu oru, aš net nesuprantu, čia prakaitas ar vanduo žliaugia. Nu, matai, Aiste, kaip prakaitas, aišku. Pasitikėjimo, darbo ir pergalių. Labadiena, žinau, kad esate fizinio lavinimo mokytojas ir ugdote naująją kartą lietuvių, taip? Taip. Kaip sekasi šie darbai? Normaliai, kol jaunimo yra, kol mokyklos neuždaro, tol dirbame. Labai šaunu, už tai mes ir čia visi varom už Lietuvą. Pakruojyje šiek tiek sušlapame, bet kai varai už Lietuvą, niekas nesvarbu. Prisijunkite ir jūs, žiūrėkite, kada mes būsime jūsų mieste. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Norim laimėti, reikia varžyti.